Ole, buenos días, amigos. Kaip jum praėjo savaitgalis, nauja savaitė. Pažiūrėkit, kaip mums seks šitoje savaitėje. Važiuojam. Taip, ką čia mes toliau galim nuveikti? Nieko, matuosim jums infrarėdą visą, kaip čia ką gaminti ir pradėsim gaminti. Kad tokį statinukų pradėsim gaminti, kad būtų galima tą infrarėdą į vidų sumontuoti ir toks bus kilnojamas infrarėdo pirtelė. Ją siūsim į Ispaniją klientui. Pabandysime įsiskaičiuoti, čia koks mums reikalingas plotis, atmesime visus. Reikia 2,40 jau su švariu apdailu, tai reikia dabar įsiskaičiuoti, kiek visko bus, koks sumuštinis, koks švarus karkasas daryti. Čia brėžinio nebus šitam projektui, nes labai nedidelis gaminys, lengvas gaminys, tai sausas gaminys be šlapių mazgų jokių, tai tas brėžinys mums kol kas ir nereikalingas. Tai pabandom įsiskaičiuoti dabar viską. Baigiam įskaičiuoti. Taip. Čia vienas grėbėsis tas anas 18 centimetrų. Tai tada nuo čia numetam 18. 10, 18. Simatuojam, koks mums karkasas reikalingas. 2 metrai 3,5. O pati sauna yra 1,80 m. Pati sauna yra 1,80 m, tai dar biškį lieka. Tuoj pažiūrėsime, kiek čia mūsų lieka. Laisvumą. Niekad nelieka realiai. Lieka 13 centimetrų su pusė. 13 comų su pusė padalinti per pus, nieka daug visai. Tai realiai tokių reikia ir gaminti. Nes dar užsidės vidaus apdailą ir bandam tada tokį gaminti viskų. Ir pjaunam, kalam, daram. Dūmai bus iš fanieras. Čia užsilikanuosim tarpu šitų. Ir bus sandara. Tai va čia Tomai dar reikia tada tokias juostutės mums dėti. Tas pasitena apie tyrimą. Ja. Na va, susimontavom vandenio atmetimas, kaip čia atbėgs, tada čia ir nuo šitos pusės čia ir tada bus išbėgimo lataka. Susimontavom fanierą. Nu, labai gražiai gavosi viskas. Dabar bus galima klijuoti EPDM guma, danga ir iki čia. Čia laukiam, ateis lietaus išbėgimo įlaja šitas. Čia irgi įfrezuosim pagaliai, leisime, kad būtų lygiai su šita vieta. Bus labai gražu. Čia susidėjom 5 laipsnių pjautus tašus, kad nebūtų status kampas, kad guma gražiai gultų, klijuotųsi. Labai gerai. Šauniai dirba vyrukai. Džiaugiuosi. Malonu. Čia labai įdomi vieta gaunas pas mus, kai ištraukimas saunas. Čia yra ventiliacinis tarpas 95 mm. Kai šiltas oras, o vamzdis metalinis, čia gali susikondensuoti ir čia augt varvekliai. Tai šitą vamzdį reikės apšiltinti, kad nesidarytų
varveklį, kondensatas, kad čia nevarvėtų niekur. Tai čia irgi labai svarbus dalykas tai padaryti. Čia, kaip buvau minėjęs, kažkatram video prie buvo, kad nebuvo įtarpų va šitų įdėta niekur. Tai čia tada tas tinklas buvo lapatavo ir galėjo pro dailylentę būti tinklas įgaubtas ir čia įeitų graužikai. O dabar, kai dailylentė čia guls viską pilnai, tai graužikai nebepateks ir ventiliacinis tarpas va toks va gražus lieka. Visur reikia viską apgalvoti, kaip sakykime, dabar va šitą vietą žiūrint, ne? Kaip čia jums parodyt? Nu va čia va toks kaip ir iš šitos pusės žiūrint, kaip ir galėtų čia patekti, bet kai yra dabar dailylentė, va čia taip guls viskas, čia, kad čia yra laisva, jau yra visiškai saugu, kad nepateks graužikai. Tai reikia gaminant modulinius namus, skydinius namus, reikia visur viską apgalvoti. Čia va padarėm tokį išpjovimą, tai čia eis lietaus sistema pakavota. Tai irgi čia įsipjaus gražiai, čia įsipjaus, įsikirps gražiai vamzdis, išeis ir bus šaunu. O čia mums liko irgi kieta vieta, kad dailylentėje prispaustų tinkliuką šitą nuo graužikų. Taip pat visur visada svarbu net va tokie kampai, kad va čia niekur nepatektų. Visos vietos turi būti, kad nepatektų graužikai. Labai reikia žiūrėti šitas vietas atsakingai. Tai jeigu renkatės gamintojus, rinkitės atsakingus gamintojus. Pasidarėm ištraukimą saunos, įsivedėm audio kolonėlėm laidus. Na viskas, čia mes pasiruošę jau montuoti pyrą. Čia irgi elektros darbam pasiruošę viską, laukiam elektriko ir judam su šituo projektu pirmin. Einam pažiūrėsim pirtelės naujos infraraudonųjų sauna. Bet atvažiavus visą kokią kojam numindžiata, kaip montuota gaminta. Lentutės tokias, kai kur įskylį, čia suktas varžtas suskaldyta, nu tokia, kokybė tai nekokia. Čia vėl šakas iš pūvį sudėta, nu žodžiu. Čia va, net nežinau, kaip pažeista viskas va. Matosi, nu, čia jau apdaila nebezdės, čia finišinė apdaila šito jau viskas. Nu, čiagi va grezų skylutės išgraužta. Nu, kažkoks tai absurdas čia taip neturi būt. Baisus dalykas už brangius pinigus. Čia vėl va įskaldyta, nežinau, čia kiek beieškosiu, vieni minusai. Nematau kokybišką daiktą. Žodžiu, tu stengies gamini, gražiai viską darai, o kažkam tai yra visiškai dzin ir varo pardavimą juodai. Va čia tai jau viskas, čia šitą detalę reikia grąžinti. Mes negalim moduliniam statiny infraredą sumontuoti su va tokiais pažeidimais. Ir jie va taip kas 10 cm tokie. Matosi sudė. Nu, kažkas. Nors ir tipo buvo va taip va viskas sumontuota, kad nepažeis, bet vis tiek pažeista. Žodžiu, reikia skambint. Iš ko pirkam, kad tegu keičia. O, dažykla šilta, gera. Tai va, šaiką dažą
pavėsinės gegnės. Vieną kartą, antrą kartą ir ateina šilti orai, pradėsime pavėsinį krūtinti tolyn. Reikia išvašytą vamzdžią, va. Išvašytą vamzdžią, va. Reikia po 10 centimetrų jas atpjauti, tokias po 10 comų. Po 10 comų nupjausma jas, žinai. Čia įgręžma tokį didelį skylį. Ir tada pritvirtinsime prie dugno ir bus tokias kajytės pakeltas bus nuo betoninio pagrindą, kad dugnas ventiliuotus. Kokie varžtai? A varžtų, kad konstrukcinė galva pralistų, einam, aš tau parodysiu su tokiu labai lengvai gręžęs su tuo grąžtu. Einam, pažiūrėsime. Turėjo va. Ir tau nereikia keisti du grąžtų, tu gręži ranas, iki reikia, kad pralistų konstrukcinis varžtas, tai va. Ja, va, su šitais varžtais prifiksuosma ir tau va reikia, kad šitą galvą pralistų, o kitą pusę jau kudesnį, ten 8 mm išgręžti skylė yra. Čia pavienų užteks? Užteks? Taip. Daug skylių padarysma, supranti, ir nedaug skylių, a kojų daugiau turi menį. Reikia, aš manau, dėti. Einam, pažiūrėsime. 4 kokias reikia dėti kojas. Tai dėsime vis tiek vieną čia bus koja irgi ant fanjerą, žinai. Ir tada 4 ant linijas išdėsit. Va čia tai jau gal nebededam. Dedam ant šitos vietas čia nebededam. Čia vis tiek, anas jau nei svorę, nieką nebėra. 4 ir va čia da vienu dedam, tada ir ten vienu. Viskas. Pasisandarinam šitas vietas su silikonu, kad hermetiška būtų. Ir viskas, ir verčiam šitų padų, šiltinam ir montuosim tada infraredo šitą padą, infraraudoną pirtį. Čia tokia bus terasytė, kaip apsiversim. Nu va, pasidarė, va taip prisisukė kojas. Prisifiksavo ir bus labai gerai. Nudažysime ir bus super. Ir viskas susihermetina, va kaip rodžiau, tie tarpeliai bitukų sitepė. Įverčia dugnu. Sakrambalkį. Ant kojų ir bus labai gerai. Va, taip ir bus. Ventiliacinis tarpas. You said I'm too much, like that's some kind of crime. Bit my tongue for years till it bled through my smile. Little room, big dreams, you laughed, said keep it down. I kept folding smaller just to fit your doubts. Aš užeisiu tada, Ramūnai. Tai dabar turi pozą šitas insistatyti.
Pagal mane, ne? Palauk. Apačioje nėra poza? Ne, apačioje ta pakajelytės, tas plastikinės irgi taip. Irgi? Nu. A tai čia taip gaunas, nu gerai, pristumim. Ja, gerai. Tai palauk dabar. Blemba, šalta ranka mane. Reikia. Jo, dabar reikia atsinešti dar vieną sieną šoninę. Gerai, šitų galim imti ir nešti va tom pusėn, kur link namelę. Ne, va tavo apačia, Tomai. Ja. Va šitų laidų tau reikia kelti. Aš laikau osvą. Ai, va dabar žinai, kai va čia yra utpozas, va. Palauk, laikykit. Va teiva, va. Va teiva. You can't contain. I'm the fire you tried to tame. I am powerful. Every scar crown I wear. If you try to break my bones, all you did was break the stone. You wrote my limits in pencil on my skin. Thought your fragile ego could cage what burns within. I am powerful. Say it till it shakes these walls. I'm the storm you can't contain. I'm the fire you tried to tame. I am powerful. Every scar a crown I wear. If you tried to break my bones, all you did was break the stone. Look at me now. Breathe in. Jau šyla runka, žinau, einam per didelį greitą. Tai šešilėtai gal padaryti, tai jau šiaip. Break the stone. Break the stone. Mariau, nepykdai, žinok, išbandysime mes pirmi, jau va, pasileidam pirmi. Tai va tokia va mūsų sauna gausis infraraudanųjų. Susimontuojam viską, karkasą, visą ir dirbam toliau. Toks va vidus, va tai va infraredai šildo, nu fainiai čia labai, šviesos keičiasi. Tai ką, draugai, čia ir užbaikim šią savaitę šitoje saunoje, čia šilta, gera, malonu, viso, iki greito. Like subscribe.